Op, šuolis pauzė. Šuolis pauzė. Ruošiam Mareką artėjančiam sezonui. Padirbėjom biškį ant sprogstamos jėgos, pečiukų. Ir ką, ruošiam, kad kitą sezoną pavaryt. 100% lengvai prasibėgam. Kitaip buvo pas ispanus. Bet ir ten, ir čia savaip yra sunku. Tai žinai. Op, nusileidai ir trauki. Vieną, trauki. Vienas, nice, 2, 3 ir 4 nusileidai iš karto. Op. Nice. Pirma, antrą savaitę tikrai sunkiai darėsi, vakar kažkaip lengvai buvo, jokių priekaištų. Tai smagu matyti tokį progresą. Puikiai. Pirma savaitė, pirmas kelias dienas po atostogų buvo sunkiai. Buvo toks, kad kaip čia mums seksis, bet dabar žiauriai gerai, manau, pats gali pasakyti, vakar atsispaudimus darė išsišiepęs, nors pirmą dieną struglino gan rimtai. Gerai, stengiuosi tiesiai išstovėti. Sezonui viskam, viskiausios situacijos, kaip ir čia matėm su šito vandens dalykų, nežinau kaip iš čia vadinasi, tai greitesnis žingsnis, ištvermė, jėga, viskas yra, kiekviena treniruotė skirtinga kažkokiam kitam dalykui. Kairė, greitai. O, dabar kitą pusę. O, tik tą pačią koją daugiau į priekį pastatyk. O, kad žingsnis būtų ilgesnis. O. Nieko negali sakyti, ne? Dabar. Ne, aš būsiu geresnis žmogus. Pečius atlašė atgal, krūtinį į priekį. O. Daryk dar atsisėst ant maišo. Jie nežino mane, sūnau. They don't know me, son, let's go. Who will carry the logs? Marek. Pečius atlošk, krūtinį išstumk į priekį. Neši pečius atlošk, kad gal nevirsk į priekį. Ir... Nu tai spėk kiek. Tai jeigu taip pasakei, tai apie minutę. Taip, dirba žmogus. Ir tada vat jo veidą priartinkit, prašau. Dabar jo. Kuo toliau, to geriau šiaip smagu, kai klientai draugais patampa, tai čia pats geriausias. Tai va, ruošiamės ir bus labai pasirengęs kitam sezonui, aš garantuoju. Nice. Nuspėk. Neišlipo iš minutės. Neišlipo, bet kuriom sekundėm greičiau.